Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Sveikinu. Pagaliau sulaukime to, dėl ko visus metus taip sunkiai dirbame. Vasaros. O ji tokia trumpa, todėl kviečiu bent po valandėlę į dieną nuveikti kažką vasariško, šiek tiek atsitraukti nuo darbelių, nes jie niekur nepabėgs. O vasara pabėgs. Pristatau gegužės mėnesio veiklos ataskaitą. Gegužės tarybos posėdėje svarstėme savivaldybės 25 metų veiklos ataskaitą. 62 puslapiai, gražios nuotraukos, gražūs žodžiai. Bet skaičiai pasakoja visai kitą istoriją. Pajamos įvykdytos 102%. Išlaidos tik 80%. Nepanaudoti 5 milijonai eurų. Investicijos mažiau nei per pusę. Pinigai buvo, darbų nebuvo. Savivaldybės būstas. Didžiausia Neringos problema. Biudžete numatyta 49 000 eurų. Panaudota 700 eurų. Kalbame apie tai kaip apie svarbiausią klausimą ir nedarome absoliučiai nieko. Ir mano mėgstamiausia vieta ataskaitoje. Teniso kortai. Frazė "siekime gauti statybos leidimą" nukopijuota 4 kartus. 4. O šią temą kalbama 15 metų. Teniso bendruomeniai vis žadama, kad bus, bet prioriteto nėra iki šiol. Reikia politinės valios. Reikia suprasti, kad uždaras sporto centras tai strateginės reikšmės objektas, kuris veiktų visus metus, kai lyja, kai per karšta, kai vakarais laukia kortai užimti. Neringa yra teniso miestas ir tą statusą reikia įtvirtinti, o ne žadėti. Per mažumos valandą, kaip visada, iš opozicijos klausimų buvo išsisukta. Aš šį kartą neuždaviau ne vieno klausimo, nes man viskas ir taip aišku. Kaip ir jums. Neringa gali geriau, gali greičiau ir gali kokybiškiau. Skaičiai tai parodo aiškiau nei bet kokie žodžiai. Sveika Neringa ir sezonas atidarytas. Anksčiau neįprastai, beveik visi restoranai atsidarė, gera nuotaika, signalas aiškus. Neringa veikia, atvažiuokite. Ir čia svarbu įtvirtinti tai strategiškai. Birželio pradžia pats geriausias laikas Neringoje. Žmonių ne per daug, kainos mažesnės, oras puikus. Daugelis vis dar galvoja, vasara nuo joninių. Miesto turizmo strategija turi tą įprotį keisti. Šį savaitgalį Lietuvoje vyko 14 renginių vienu metu. Konkurencija didžiulė. Atsakymas – kokybė. O kokybė prasideda nuo detalių. Renginys vyksta, miestas pilnas žmonių, o ant abiejų kalnų papėdžių automobiliai tiesiog ant gatvės. Tokio vaizdo niekada dar nesu matęs. Dar nuo vasario kalbu apie tuos pačius dalykus. Parkavimo nuorodos, savanoriai, miesto pajėgos padidinto tempo režimu. To nebuvo nei vasarį, nei dabar. Savivaldybė negali būti pasyvus stebėtojas. Tai miesto šventė ir bendra atsakomybė. Nida Open teniso taurė antrus metus iš eilės lieka namuose. Nidoje. Ne Vilniuje, ne Kaune. Nidoje. Ir tai yra viso miesto pergalė. Kodėl? Po praėjusio vasaros sezono patyriau peties traumą. Viską dariau, kad išvengčiau operacijos. Kineziterapija su mūsų PSPC specialistais, individualus darbas Neringos gimnazijos treniruoklių salėje, aerobika, joga, jėgos treniruotė su treneriu Oksana bendram kūno balansui, grynas oras, vakariniai pasivaikščiojimai ir tikėjimas, kad nuoseklus darbas duos rezultatus. Reikia tikėti. Ne tada, kai atrodo, kad neveikia. Nepavyksta. Ačiū jums visiems, ačiū visai šokių grupiai ir visiems, su kuriais leidau laiką šią žiemą, čia Neringoje. Jūs prisidėjote prie šios visų mūsų pergalės. Ir tada žmonės iš žemyno klausia, ką tu čia veiki visą žiemą? Aš vos spėju suktis. Jeigu tik yra noro ir nusiteikimo, veiklos čia pilna. Neringa gydo. Neringos žmonės gydo žmonės. Čia geriausia vieta reabilitacijai. Oras, gamta, specialistai, treneriai. Tik dar šiek tiek trūksta uždaros infrastruktūros. Ir Neringa gali tapti geriausia sporto ir sveikatingumo oazė Šiaurės Europoje.